Klausytis Aušros nebuvo lengva. Viena vertus, ji stebėtinai stipri moteris. Kita vertus, nejučia imi galvoti, kad Aušros gyvenime kažkas ne taip. Visko per daug - skausmo, baisių diagnozių, netekčių. Savo pirmagimę moteris džiaugiasi neilgai. Sveikam žvaliam kūdikiui netikėtai pasireiškia sunki liga. Jau kaip žaisliuką pradėjo imt, jau matėm, kad jinai nori paimt, bet jau rankytės jau tos nebeleidžia jai to žaisliuko paimt, kaip kad va. Ir gydytojai jau įtarė, kad reiškia, gali būti cerebralinis paralyžius. Ir kai išgirdo šitą įtarimą, kaip reagavot? Oi, baisiai. Baisiai reagavom. Kaip mamai baisu. Atrodo, sakė, kad galima mankštas daryti, masažus, gal čia geriau kažkas bus. Stengiamės, atrodo, vežiojom visur. Verkdavau, kaip ir dabar. Ir nervai pakrikę žmogui yra. Ir, juk turi dukrą nekalbančią, o būna visko. Ir naktį pradeda verkti. Reikia kelti žiūrėti, kas yra. Juk nepaklausia, ką tau skauda, ką nors. Nepasakys. Jau pačiam žmogui depresija iš karto gaunas, kas yra. Žinokit, paprasčiausiai, jinai susirgo dar 2 ar 3 mėnesių meningitu. Tai vis galvojo, kad va nuo to meningito reiškia tokie liekamieji reiškiniai yra. Bet pasirodo dar va po to antrą dukrą, kaip gimė, nors ir stipresnė daug buvo, 8 mėnesių jau jinai ir lovytė įsikibus ir vaikščiojo ir tokia va jau bandė vaikščiot. Bet labai staigiai antrą mergaitę, labai staigiai ta liga tokia pasireiškė, kad vienu žodžiu susirgo į reanimaciją ir jau viskas, po to reanimacijos taip nebeatsigavo ir visiškai daug blogiau atrodė negu pirmoji neringa. Aušra bijojo net pagalvoti apie antrą kūdikį, tačiau medikai ją ramino. Drąsiai gimdyk, nes pirmosios mergaitės negalia tik persirgtos ligos pasekmė. Tai nepaveldima. Aušra susilaukė gražios sveikos dukrytės. Vylėsi, kad slaugant neįgaliukę pirmagimę, antroji atžala suteiks daugiau džiaugsmo. Deja, vos po kelių mėnesių mergytė pateko į reanimaciją. Taip kažkaip staigiai pasireiškė, labai keistai. O kaip, kas pradėjo su ja kitaip darytis? Jau labiau atrinkot, kas kad ne taip su tuo vaiku? Su temperatūra, atpilinėjimai tokie, kažkokie prasidėjo ir labai greitai, tokie kaip priepuoliukai kažkokie. Ir sako, išvežėm į ligoninę, o jau kaip reanimacijoje neleidžia būti per naktį. Aš rytą nuvažiuoju į ligoninę, į reanimaciją nuėjau, jinai tiesiog jokios reakcijos neberodė. O ką medikai sakė, kas yra? Nieko, čia nieko baisaus, mes irgi kaip pirmoji meningitus sirgo, galvo, kad dar antra. Reiškia, kažkas tokio gal kaip ir į meningitą būtų, tai sako, punkcijas tas padarėm, reiškia, viską žiūrėjom. Nerado nieko meningito, tai po to įsiprašiau į Kauną ir po to Kaune klinikose kaip pagulėjom. Palatai, žinot, kelios moteris gulim su vaikiukais. Ir jos taip keistai mane atėjo į palatą ir pasižiūrėjo, sako, mes tau, sako, pasakysim, nes girdėjom gydytojų pokalbį koridoriui. Kad vienu žodžiu, nieko gero, sako, nebus. Tai mergaitė. O jums dar medikai nebuvo atėję tiesiai pasakyti? Ne. Tai tuomet aš atsiprašau niekada. Bet jau bent kiek buvot nusiteikus, kad vėl gali būti taip negerai, ar dar vis tikėjotės, kad Tikėjausi, aš tiesiog karingai iš Panevėžio įsiprašiau į Kauną, aš vis dar tikėjausi, kad kažkas tai gali, į priekį paėt, kad atsigaus, kad vėl viskas normaliai bus. Ir tada, kaip sakant, žinot, kai mamos pergyvena, pasiėmiau rankšluostuką ir tiesiog tiesiai į kabinetą, žinot, kaip karingai
pas gydytoją į kabinetą ir sakau, gydytoja, kai bus, tai bus, sakau, bet, sakykit man teisybę, aš jau tikrai pasiryžus viską, sakau, išklausyt. Ir aš patų paslapčių, aš tiesiog tų paslapčių labai nemėgstu, aš toks esu žmogus, kad man geriau teisybė, kažką ar stengtis, kažkaip palengviau yra. Ir gydytoja tiesiog pasisodino mane ir pasakė, kad, sako, mes tikslios ligos nežinom, negalim, sako, pasakyti, kas šitai mergaitė yra. Ir vienai, ir kitai. Nes, tik neįvardino man tos ligos, kas jom gali būti. Bet viską sprendžiam, kad čia yra genetiškai. Reiškia. Ir taip gydytoja, kaip aš prašiau, kad tiesiai šviesiai, tai ir pasakė. Mažoji gyvens iki 3 metukų, didžioji iki 10. Tiesiai šviesiai, va taip ir pasakė, tai aš tik su rankšluosčiu ant veido ir iš kabineto. Po pokalbio gydytojos kabinete buvo praėję beveik 2 metai. Aušra nuolat prisimindavo žodžius, kurie skambėjo tarsi nuosprendis. 3 metai, 10 metų. Tačiau jis stengiasi apie tai negalvoti. Stengiasi nelaukti ir savo tikėjimu priešinosi tam. Tie rūpesčiai tokie namų buvo. O vyras padėjo? Ar čia jūsų vienos buvo, galvos skausmas ir širdies Jisai, žinot, dirbo į darbą, šiek tiek padėdavo. Jis labiau su didžiaja neringa labiau. Maitindavom, tas maitinimas, jeigu kada laisvų dienų būdavo, žinot, išeiginės, kada ne į darbą. Jau aš mažąją, jisai jau ta vyresnė mergaitė. O tada dar bandydavot per burnytę maitinti? Taip, tada dar per burnytę. Mažoji taip per burnytę ir valgydavo. Sumaitindavom. Toks maitinimas, žinot, pati neįsižios. Reikia pražiodyti, dedi. Nors nespringdavo dar anksčiau. Da iš pat pradžio. Po to jau springt pradėjo, sunkiau maistą nebegalėjo praryt. Tas ryjimas visas tiesiog sutriko. Labiau tokių laužimų jai prasidėjo, tokių spazmų tų vadinamų daugiau, nors ir vaistus atrodo ir stiprius duodavom. Bet užeina, po to pradėjo temperatūrą. Pakildavo iki 40 temperatūrą, staigiai nukrisdavo ir vėl, tai aš ten, žinot, visokių tokių gydytojų ir liaudiškų tokių, ten trinimai visokie vaikelio ir vėl įvyniojimai. Ir vėl nieko, vaistai jau nebepadėjo nuo tos temperatūros. Ir vieną rytą atsikėlus aš jau lovytį taip ir radau. Nebegyva. Kiek jai metukų buvo? Beveik 2. Kaip tik gimtadienis būtų buvęs, neužėjau už kelių dienų. Rugsėjo 23 mirė, spalio 2 gimusi. Po pokalbio jaučiausi nejaukiai, tarsi dar kartą išdraskiusi mamai širdį. Bet Aušra po nedidelės pauzės vėl nusišypso ir ima pasakoti apie tai, kaip ji susikalba su savo neringute, koks jos charakteris, ką ji mėgsta. Nebeklausiau, kaip ji ištveria ir iš kur semiasi jėgų. Ji neįgalaus vaiko mama. Ir tuo viskas pasakyta. Ir toks žmogus taip vargstantis, tais neįgalų žmogų turintis, kaip sakykime, jis negali būti silpnas. Nes jis gali paskui būti didesnis ligonis negu tokio, kokį turi. Neturi atlaikyti viską. Džiaugiesi, kad dar gyvenam, džiaugiamės. Atrodo ir tas darbas toks, netoks baisus. Tik duok Dieve, atrodo, kad tu tik tai gyventum, aš bet ką galėčiau dėl tavęs padaryti. Mergaitė tiek laiminga, kad tokią mamą turi. Aš visą laiką visiems tą patį sakau. Sakau, kai gydytojai atvažiuoja, sakau, prižiūrėta visą laiką švari. Sakau, nors tiek vaikui gerai, kad mama tokia yra. Tik visokių būna.